Ir laukiame mes pačio pirmojo starto. Netrukus prasidės lenktynės 10 distancijos ratų, daugiau negu 33 km. Be abejo, nuo patirties priklauso ir distancijos ilgis, nes tiem, kas motociklų sportų galbūt susiduria ne taip dažnai, gali atrodyti, kad milžiniškų greičių sportininkai gali įveikti distanciją ir nuvažiuoti, pavyzdžiui, nuo Vilniaus iki Kauno, bet realiai po keliolikos minučių pradeda trūkti vien fizinių jėgų, todėl tie 10 distancijos ratų, vieno rato įvykimo laikas minutė maždaug 20 sekundžių, kartais atima visas jėgas ir pretendentams važiuoti, pavyzdžiui, 16 ratų gali būti jau net ir sudėtinga, nes paskutiniuose ratuose elementariai gali nebepakakti jėgų važiuoti ant didelių greičių, arba reikėtų lėtinti tempą, arba galbūt net iš viso užsukti techninio aptarnavimo zoną. Būtent mažesnė dalyvavimo lenktynėse patirtis lemia tai, kad sportininkai, kuriuos matome dabar savo ekranuose, kurie ruošiasi pirmajam šiandienos finalui, yra vadinamojoje pretendentų grupėje. Ne tik tai kiek silpnesnė ir arčiau standartinės, sakykime taip, technika, bet ir dalyvių lenktyninis stažas yra kiek mažesnis, todėl sportininkai šiandien turės įveikti 10 distancijos ratų. Rocky 600, tai yra klasė su 600 kubinių centimetrų variklis, ir Rocky virš 600, ten jau dominuoja 1 litro darbinio tūrio varikliai, startuos 12 ratų distancijoje, na, o patys greičiausi ir galingiausi techniką vairuojantys lenktynininkai turės čia įveikti 100 km ir nuvažiuoti 16 Kačerginės Nemuno žiedo distancijos ratų. Šiose varžybose kovojama ne vien dėl Lietuvos ir Baltijos šalių čempionato etapo taškų, bet ir kovojama dėl Dolce Credit LT įsteigtų piniginių prizų. Taigi sportininkams yra ir papildomas stimulas, papildomas motyvas, kad jie kovotų ne vien su varžovais, bet ir stengtųsi užimti kuo aukštesnę vietą. Na, saugos automobilis trasoje tikrinam paskutinį kartą, ar viskas tvarkoje. Buvo per kvalifikacijas ir nedidelių incidentų, buvo avarijų, bet dabar viskas paruošta. Kompanija Parok papildomai pasiūlė šiek tiek skirti daugiau dėmesio pavojingiausioms ir klastingiausioms trasos vietoms ir ten yra papildomai pririkiuota akmens vatos paketų tam, kad sportininkai tikrai neturėtų problemų arba jų turėtų kuo mažiau, jeigu nedaug die, aišku, išlėks iš trasos. Kol kas startui pasiruošta ir manau, kad teisėjai netrukus įveikia šį 3 km 300 metrų ratą, grįš ir suteiks galimybę sportininkams išvažiuoti į apšilimo ratą ir po apšilimo prasidės jau 10 ratų pirmosios šiandienos finalinės lenktynės. Iš viso 4 finaliniai važiavimai, 3, 4 ir 5 valandą. Tiems, kas stovite, laukite. Pasakysiu dar sykį, kad po labai atkaklios kovos motoakrobatų varžybose nugalėtojų pripažintas Arūnas Gibieža Vilnietis, antras liko po papildomo 2 minučių pasirodymo po savotiško pratęsimo Virginijus Žukauskas iš Alytaus ir tokio rango varžybų, sakykime taip, debiutantas galima teikti, nes pirmą sezoną važiuoja visose varžybose. Tadas Balsevičius iš Klaipėdos užėmė 3. vietą. Na, o dabar, kągi, kova, jeigu motoakrobatų varžybose dominavo ir startavo vien lietuviai, tai dabar principinė kova, kasgi bus greitesni. Lietuviai, Latvija ir Estai. Turime svečių ir iš Lenkijos, 1 minutė iki starto ir sportininkai išvažiuos netrukus į apšilimo ratą. Taigi šioje klasėje, pretendentų klasėje, startuoja lietuviai, Latvija ir Estai, na, o Lenkai turi ambicijų, nes tikrai gerai pasirodė kitose klasėse kvalifikacijoje. Tiesa, tarp pačių galingiausių dominavo lietuvių Šarūnas Pladas, bet visur kitur kova tarp kaimynų tikrai turėtų būti labai atkakli. Ir dabar pažiūrėsime, situacija turėtų būti panaši. Taigi laukiame, kol sportininkai pasiruoš ir išvažiuos į apšilimo ratą ir tada jau pradės 3 km 300 metrų distancijoje 10 ratų kovą. Po 4 kiekvienoje eilėje ir startuodami sugeba sportininkai pakelti priekinį automobilio ratą, priekinį, atsiprašau, motociklo ratą. Šarūnas Pladas bandė per kvalifikaciją tą starto procedūrą ir ko gero matėte, kokios dideliuose ekranuose, kad startuoti abiem ratais liečiant asfaltą ne visada pavyksta. Taigi apšilimo ratas prasideda. Ir visi dalyviai, visi 14, kiek ir pradėjo varžybas, visi įveikė kvalifikaciją. Štai pirmasis kairys posūkis ir po jo viena ilgiausių tiesiųjų, kurios gale, ko gero, išvystomas didžiausias greitis čia Kačerginės Nemuno žiede. Manau, kad jis būna gerokai virš 200 km per valandą, o vidutinis greitis šios klasės greičiausiame rate buvo 150 km per valandą. Na,
O čia dabar galite pažiūrėti, kaip realioje situacijoje atrodo lenktynės Nemuno žiede motociklininkų akimis. Išvažiuojam į trasą. Pirmas bėgis, antras, trečias. Mes pristabdom. Antras bėgį važiuojam su posūkiu. Susidėminam vieną, pristabdom. Matote, kokia yra trasos konfiguracija. Trasa skirta iš esmės automobilių lenktynėms, bet Lietuvoje geresnės vietos motociklų žiedinėms lenktynėms tikrai neįmanoma rasti. Ir būtent čia Kačerginėje kartą arba 2 kartus per metus sportininkai irgi varžosi kovodami dėl Lietuvos čempionato taškų. Šiandien tuo pačiu kova ir dėl Dolce Credit LT taurių ir piniginių prizų ir be abejo kova Baltijos šalių čempionato 3-ojo etapo įskaitoje. Žeminam iki antro. Viena pavojingiausių vietų, vienas staigiausių posūkių ir čia netrukus bus išvažiavimas ant vienos aukščiausių trasos vietų, kai automobiliai bent jau kartais netgi pakyla atsiplėždami nuo asfalto dangos, nes iš pakalnės milžiniškų greičių kylama į viršų ir po to iš karto dešinysis pakankamai pavojingas posūkis ir artėjame į starto finišo tiesiai. Na, automobilių lenktynėse čia irgi būna stabdymo zona, motociklai čia pro startą praskrieja beveik maksimalių greičių. Na, dabar matome jau sugrįžusius į starto vietą sportininkus ir netrukus prasidės, štai, užges raudoni šviesoforo signalai ir pajudėjo pirmieji mūsų varžybų dalyviai ir man atrodo, kad kažkas iš pirmos juostos startavo labai nesėkmingai. Praleido ne vieną ir nedaug, berods 4 ar net 5-6 savo varžovus į priekį. Prasidėjo pirmasis šiandienos finalinis važiavimas. Laimiai be incidentų, nes motociklų lenktynės irgi, kadangi startavo tikrai gausi 14 dalyvių kompanija, gali visko būti, ypač pirmosiuose posūkiuose kartais nedidelis kontaktas tarp sportininkų gali būti lemtingas, bet atrodo, kad šį sykį startas praėjo sėkmingai. Na, dar sykį priminsiu, kad startuodami pretendentų klasės varžybų dalyviai tikrai jie nėra tokie patyrę kaip Superbike ar Superstock ar galų gale Rocky virš 600 klasės sportininkai, vairuojantis dar galingesnę techniką ir važiuojantis jau ne pirmą ir net ne antrą sezoną. Čia įgūdžių ir patirties yra šiek tiek mažiau, bet jeigu tu važiuoji pirmas, tai be abejo, nėra ko stabdyti, nėra ko laukti. Čia tas vienas iš pavojingų pakilimų ir sportininkai netrukus atvažiuos į starto finišo tiesiai įveikę pirmą distancijos ratą. Po pilno rato Ilmaras Rudzanas iš Latvijos lieka prieki, Raulis Skaidro iš Estijos sugeba pakilti iki antros pozicijos ir Tomas Januška, mūsų šalies atstovas, buvęs 3-oje vietoje, dabar važiuoja 3. Deja, nepasisekė Edvinui Gečiauskui, jis iš 2 vietos smuktelėjo į 4. Ir štai kol kas lyderių grupė Ilmaras Rudzanas ir Raulis Skaidro. Latvis ir Estas, jie tolsta nuo varžovų, bet įvyktas dar tik pirmas ratas, iki finišo dar beveik 9. Ir nuo Latvių neatsilieka Tomas Januška, jau labiau, kad ir kvalifikacijoje skyrė būtent 3 pirmos vietos. Kaip sako, sportininkai tilpo į 1 sekundę, taigi meistriškumas ir technikos parengimo lygis yra tikrai panašus ir galima tikėtis, kad Tomas Januška Raulį Skaidro, kuris kvalifikacijoje pralaimėjo daugiau negu sekundę, turėtų pavyti ir turėtų pabandyti aplenkti. Lenkimams, ypač važiuojant motociklai, šią Nemuno žiede vietos tikrai yra pakankamai. Na, bet aišku, reikia išnaudoti. Pirmiausia, priversti varžovą suklysti, antra, pačiam būti užtikrintam dėl savo veiksmų. Ir štai, man atrodo, kad keičiasi lyderiai. Ir atrodo, kad tai Raulis Skaidro. Vis dėlto Estas yra lėtesnis ir bus